Sveiki, hebrytė. Buvau trumpam dingęs iš YouTube, turėjau biški daugiau reikalų su mokslais, bet mokslai jau pasibaigė, vasara, kaip sakoma, v polnam razgare, tad tęsim mūsų YouTube video kūrybą. Šiandienos vlogas tai yra ten berods Ganzik Days 5 ir jisai bus iš archyvinio video viso šito mėnesį. Ten trumpai kažką paėmiau ir susirinko visai neblogas vlogiukas, tad geros peržiūros. Esi prigėręs. Ne. Ko žiūri? Yra toks niuansas, nežinau kaip ant kameros, bet iš ankstesnių video turėtumėt matyti, nes dabar tamsiam garaže nelabai matosi, kad labai jau tokios lempos užmatuotos. Ir esmė tame, kad tai jau nebesusipoliruoja, nes poliravau 2 metus atgal ir po kelių mėnesių iškart išbluko, poliravau metus atgal ir išvis po mėnesio iškart išbluko ir jau poliravimo metu nebeatsigauna pilnai tas blizgesys. Tad pagalvojau, kad laikas pabandyti užlakuoti. Kažkada dariau jau lempas ir preliudui, dar keliom mašinom. Tai naudojau tokį 2-komponentinį laką, nes kai kuriom mašinom sekėsi normalių lakų iš puliko viską padaryti, bet kai kurie lakai nedraugavo, o būtent šitas kažkodėl niekada nepavedė. Ir iš flakonkės kažkaip normaliai pučiasi. Nu, žodžiu, pabandysim padaryti gražiai, o kol kas reikia pamatuoti šviesos aukštį, kad po to nebūtų niuansų su technikinė. Kadangi mašina praėjo techą su taip sureguliuotom lempom, tai va taip kolchoziškai aš sumatuoju. Tiesiog pastatau prieš kažkokią vietą, pasimatuoju atstumą nuo mašinos iki tos vietos, pasimatuoju aukštį. Dar būna pasižymiu savo, kad spindulį būtent atgaudyti. Ir viso, po to aš lempas galiu išimti, įdėti atgal ir visada turiu lempų teisingą susireguliavimą būtent šitai mašinai. Ir taip aš turiu BMS-ams, trojkiams, nes pavyzdžiui, pagal savo tokį bajeriuką sureguliavau jau kelias treičiukus E9, kurie praėjo techą po to. Ir taip pat sureguliavau savo, mietai lempas. Ir vat dabar galiu ir mietam tipo išstatyti lempas. Labai gaila, kad paprastai lempos neišlindo ir teko numest biškį buferį. Va, biškį nuleidau į apačią. Ir labai gaila, kad sulūžo vienas laikiklis, reikės sulituoti. They took my fucking eye. Lempas ant stalo, kimbam prie darbo. Su mašinėlė lempas jau nušlifavau, dabar dar iš rankos 1000 pašlifuosiu, gal 2000 ir lakuosiu. Nėra idealiai. Nes plastikas kai kur jau turi trūkimų. Čia gal biškį reikėjo daugiau to lako nuimti, nes viršus toks čiučiut pamutavęs. Bet yra daug geriau nei buvo. Bet dabar po mėnesio tikrai nepageltonos tos lempas. Prilipo telefonas. Filmuoji? Taip. Paėdaro. Esi prigėręs. Ne. Man atrodo. Įdėjau lempas ir man atrodo, kad atrodo daug geriau. Automobilis paruoštas. Be lempų tikrai. Lempos mietai. Lakuotas geriau nei nelakuotas. Rytoj apmytas. Čia ir baigiam. Ačiū už dėmesį. Praeitą kartą nepasisekė man pakurti mopedo, tad dabar vėl jau pasigrįžau, bet šį kartą jau su instrumentais ir idėja. Visgi labai smalsu man atidaryti karburatoriui, pažiūrėti, kur ten galima surasti viduj. Gero ar blogo? Ko žiūri?
mes žinosim. Vo, čia šitą huinę, kuri tipo užsipurvina ir tada benzas neina. Aš taip suprantu, čia ta įgolačka, adata. Jo, ir čia kažkoks naliotas yra. Aš pats į karbus nesu landžias, bet kiek žinau, yra du dalykai. Arba tu įlendi į karbą ir viskas veikia geriau nei buvo, arba tu įlendi į karbą ir viskas neveikia daugiau nieko. Tikėkime, kad veiks geriau nei buvo. Nu žiūrėk, dabar nėra šūdo ant adatos, jo? Blemba, jeigu čia šitame buvo bėda, tai žinok, bus linksma labai ir džiugu. Bandom. Žiūrim, ką turim. Bet jau kažkas atsiranda. O, vaikinė! Aha. Ne viskas taip gerai, kaip pasirodė iškart. Karoči, supikau aš ant to mopedo ir nuvažiavau su kitą techniką pasivažinėt. Ir aš taip noriu. Trumpai tariant, tas suknis, tas mopedas niekaip nepasikuria. Aš jau išvaliau žvakę, išvaliau karburatorių, ten iš akies netgi biškį padidinau vožtuvų tarpus, nes galvojau, kad tai padės. Bet nieko nepadėjo. Kaip matėte, jisai pasikuria, kažkiek paburzgena, pašyla, užgesta ir daugiau nepasikuria. Tad hebra, man reikia jūsų pagalbos. Kas draugauja su tokia technika kaip mopedai ir galėtų man padėti jį pakurt, nes aš turiu su juo susijęs kelias idėjas, kaip tik YouTube videoms. Tai rašykit man į komentarus, rašykit į PM, reikalinga pagalba. Nu, nepasikuria, karoči. Po tokios nesėkmės su mopedo pradžiugino realiai du dalykai. Pirmas dalykas, tai kad turėjau galimybę gyvai pamatyti Akiro Nakai ir paspoksuoti į jo darbą prie Porsche 911. O antras dalykas, tai kad gavau pakvietimus į Lietuvos drag čempionatą. Ir kaip tik į jį nuvažiavau irgi paspoksuot į sportininkus ir lenktynininkus. Ir jeigu jūs būtume pafollovinę mano Instagramą, galėtumėt laimėti nemokamų pakvietimų.
Ką hebrytė? Vlogas tai pabaiga. Žiūrėkit, kokios fainus marškinėlius turiu. Apie jas daugiau sužinosite ateinančiuose videose. Ir ką? Dėkit laikus, rašykit komentarus ir laukite sekančių video. Neužilgo bus jau kitos serijos. Ate, ate.